Žemri kažką? Jo, ilgai planuotų tortą rytoj. Fui, cukraus trūksta. Kas ryt? Tai ką tu pamiršai? Rytoj Lukas, kur pakvietė mus į tą vakarėlį su kursiokais, naujai susipažinti. Jau? Jo. O, blem, visai pamiršau. Gal kokį stalo žaidimą pasiėmam? Aš tik pats Miglė korto kaladę palikau, tai nežinau, ar spėsi paimti. Viskas gerai? Jo. Nori užkast? Jo, visai šalkau iš tikrųjų. Net seną šeimos receptų knygą pasiėmei. Taip išėjo, nes aš ieškojau gero recepto, kad nebūtų, nežinau, nei per purus, nei per saldus, kad būtų su vyšniom, nes Lukas dievina vyšnės, bet aš nieko neradau. Ir tada aš galvoju, aš tiesiog savo receptą galiu parašyti. Ir aš tiesiog noriu, kad tai būtų pats geriausias pyragas, tobulas. Aš tiesiog noriu, kad jiem patiktų. Tikrai patiks, pamatysim. Pagaminsiu tobulą pyragą, tikrai bus linksma, ne? Iš aukštelio rimtai. Taip. Aha. Už kelių minučių bus. O, visas kursiokis, prašau, užeinam, nu. Labas. Nu, tai kaip mes laikomės? Super, faina. Tai ką mes šiandien geresnio nuveikėt? Ką žinau, šiaip nieko ypatingo nevyko. Nu tik blogiausia, kas galėjo tikriausiai. Nu tai kas buvo? Nu tragedija. Žodžiu, prasidėjo diena, viskas žiauriai fainai, šviečia saulė, geras oras. Kabinsi? Ačiū. Žodžiu, viskas tobula. Nu, ir man kažkodėl ateina į galvą kažkokia debiliška mintis varyti miestą su trūliku. Įsėdu aš į 16. Vis tiek pasitimu. Martyną. Prašai saldumynų. Tai va. O, Sausainukai. ačiū labai. Kragelbėtojai šiaip visi. Nežinau, niekaip nebūčiau spėjęs realiai. Ai, bet to prisimink dar kiek kainavo, aš tada tau vėliau perveščiau. Baig. Ne, taip neišeis, čia neprašymas buvo. Šiaip jau pamiršau, kad kainavo. Nieko nepadarysiu. Ir beje su vyšniom. Dėl patinka tau visai, ne? Ačiū, labai. Jo, aš taip pat pyragą, tortą turiu. Nu tai gerai. Kuo daugiau, to geriau, neš.
Šiaip nieko, labai sverinti muziką, O tu gal nori kažko atsigerti? No, aišku. Kiek? Tai seniai, ne? Ai. O tu? Nori kažko? Jo. Nori papasakoti? Jo. Žodžiu.